Atėjom į cechą, kur gaminamos lubos. Gražus cechutis, įsikūrė jie. Tai gal einam arčiau truputį, kaip atrodo tas visas dalykas. Čia, kaip kiti sako, kad jų yra milijonas gamintojų, nėra milijonas gamintojų, yra keli gamintojai. Svarbiausiai, kad produktas būtų kokybiškas ir jis būtų toj vietoj, kur reikia, gerai viskas atlikta. Tai dabar smulkiau, kas nematė, tai turbūt daug kas iš tų, kas renkasi lubas, iš vis nėra matę tokio produkto, tai jisai atrodo kaip, čia yra PVC plėvelė, labai panaši, net nežinau, į difuzinę plėvelę, tik tai difuzinė turi savo savybių, o tie visi mikronai, viskas čia yra matinė, matom, yra blizgių, yra visokių. Čia yra blizgi, jeigu matys kamerą, nežinau. Čia yra truputį su faktūra, čia riboja tik tai jūsų fantazija, ką jūs pasirinksit. Čia formuojama, pjaustoma, ruošiama gamybai. Čia mergaitės išsipakuoja, sudeda ir visa kita. Tas, kas sako, dega ar svyla ar panašiai, tai yra tie patys mitai. Difuziniai plėveliai dar daugiau dega. Jeigu jinai sako, kad kabės ar dar ką, tai aš imu dabar, jinai nieko nesidaro. Kol termiškai jos nejudini, nieko nesidaro. Jeigu sako, virš židinio negalima, galima, visur galima. Virš židinio, virš dujinės, virš ko nori dėkit, tik tai turi būti tam tikros taisyklės. Šiltnamį irgi turbūt laužo nekūrenat. Tai taip ir čia. Jie kažkur nuvažiavo, nupirko, atvežė, uždėjo ir sako, toliau nežinau, gal gamintojas blogai padarė. Pas mus tokių kalbų, kad gamintojas blogai padarė, nėra, už tai, kad patys gamintų.